svarbu, kad neįvyktų. Tai gal noriu sakyti, iš tikrųjų, kaip jums atrodė kaltinamųjų prašymai pateikti? Kaltinamųjų prašymai iš principo buvo pasikartojantis tiek, kai juos sprendėme čia prieš gerą pusę mėnesio. Tai iš principo, kadangi jie buvo identiški ar panašus savo turiniu, dėl to ir prašėme iš principo išspręsti, tai dėl to ir prašėme jas atmesti. Ar buvo galima tikėtis, kad ponas Uspaskichas atsisakys duoti šiandien paaiškinimus? Aš niekados procese neužsiimu tikėjimu ar netikėjimu, tai yra jų teisė, nori duoda, nori neduoti. O kaip vertinat apskritai tą jų ginčą su teisėjai ir nepasiruošimą duoti parodymus? Aš sakyčiau, tokie nelabai rimti argumentai, kai byla yra teisme berods 5 metai, į teisminiam tyrime 7 metai, sakyt, kad aš dar niekam nepasiruošiu. Ačiū.